už mūsų blogiausiai Lietuvoje įvertinta kebabinė. Bet prieš tai einam pasižiūrėti, kaip kitos atrodo. Man tik nejaukiai būtų. А ты знаешь Саша Сонг? Random the lions, oh. Nu, 3, 2, 1. Atvykom į Šalčininkus. Šaltinė, čia pasikeitų ir sąlygus. Kebabinė Arasan. David sakė kebabinė, o aš kavinė. Tai kaip čia į Davidai? Ativedu Šalčininkai kebabai, išmet šitą skaniausią kebabą. Šiaip atvažiuoju čia smagu ir nesivažiuoju į pasienį ruožą, Baltarusijos, Rusijos vizą čia gali įsiimti. Iš mūsų visų 4 atrinktų kebabinių blogiausių aukščiausią vietą. 2,5 čia yra jau wow. Tai ką sako Google lankytojai? Nektar ZXC sako. Sena teta prie kasos su manim blogai kalbėjo, neturėjo gražos ir dar apgavo mane ant pinigų. Ilgai laukia maisto. Kebabas labai sausas, beveik be padažo, nepatiko. 1 žvaigždutė. Tai gerai, reikės žiūrėti tetą. Nu labai negražiai kalbėjo su manim teta. A ne? Čia atrodo, kad mama yra, žinai, skundėsi, bet išsisvinti Google. Ir sausas kebabs, ne, ir dar ilgai laukti reikia. Ir ant pinigų apgavo. O, ant pinigų apgavo? Jo. Tu negražiai? Negražiai, žiūrė. Viktorija Svabovič sako, pas mus šeimoje buvo kaip tradicija užsukti pavalgyti kebabų, nes jie tiesiog patys skaniausi mūsų rajone. Bet nuvylė 12 mėnesį, 13 dienų dirbusi moteriškė. Apie mandagumą tyliu. Pasakėm kebabų ir paprašius nueiti į VC pasakė, tut, neprochodnoj dvor, kebabe radau plauką. Pinigai buvo tiesiog išmesti į orą, sugadinta nuotaika ir likom alkani. Čia negaliu darinėti duris. Įeini ir įeini, ne? Nu, man įdomi, nes aš šiaip galvojau pasinaudoti VC paslaugom. Indrės Tankelevičiūtė sako, kebabai neskanus, kainos ir kokybės santykis visiškai neadekvatus. Mėsa pasenusi, pats kebabas nemalanaus kvapo, prieskoniai netolygus, 70% kebabų kopūstai. Daug kopūstų. Man okei, man kopūstą patink šiaip. 9%. 7. Alio. Agata Zaploskaja. Kebabai šlapi, laukiam 45 minutės. Nors pasakė, 18 minučių užtruks. Kem 5 minutės, čia žiauri ilgo, čia vis pamokų prasidėti laukti. Jau laisvą pamokų sugadint. Tansor sako, norėjome užsisakyti kebabą 2 lėkštėje ir valgyti ten pat. Bet mums pasakė, kad turime užsisakyti atskirai. Kitaip negalėsime ten sėdėti ir valgyti. Mus visiškai šokiravo toks požiūris. Tokius darbuotojus reikėtų atleisti. 1 žvaigždė. Nelabai supratau, tipo, mes ateinam, užsisakom 2 kebabus, sako, jeigu nori kartą sėdėti atskirą, turi išsakyti, vat. Mėginsim kartą pirkti kebabą. Nu, mes visur kartą perkam. Nebuvom susidūręs, tai problemų niekada. Tai žiūrėsim dabar, įmanom nusipirkti kartą ar ne, išvarys mums. Tada Ernest antrina. Atėjome su draugais pavalgyti, buvom 4, užsisakėm 3. O mūsų išvarė, nes visko neužsakinėjom, aptarnavimas baisus, maistas irgi nelabai geras. 1 žvaigždutė. Tai žodžiu, yra da toks dalyks, jeigu tu ateini, kiek skaičius ir žmonių, tiek ir kebabų turbūt sakyti. Ne, čia aš manau, čia ir logiška, čia visur turėtų būti. Nevalgai p***š čia. Dvėrį atkroji. Apie tą išvarimą labai daug atsiliepimų, kad reikia sakyti tam tikrą skaičių, nes kitai bus išvarytas. Tai mes sugalvojom, kad sakysim 1 kebabą. Einam vertinti, pasižiūrėti. Aš bijau, žinokit, nes 1 kebabčių atrodo, kad... O dar tu turėsi tūlik sakyti, ką nori. Eik! Man tėvas su antrankės jau išves. Sveiki. Sveiki. Klausau. Tradicinė. Maža, didelė. Maža. Šitoj lėkštėj. Mėsytė, jautiena, vištiena. Vištiena. Padažas. Pikantiškas. Draugas gali būti, jeigu jis neužsako, tarkim. Gali? Ten salė galite įsijungti savo šviesą. Čia kitam kambarį. Okay. Palauk, man pinigėlį turi grąžinti. Na, šiandien šviesas įjungs. Kažkur. Vykti čia. Karališka. Prašau. Ačiū. Aš paskambinsiu tokius parašų. Paskambinsit? Aha. Gerai, mes čia būsim. Ačiū. Paskambinsit, vis gerai, žinai, kad dabar. Prašyk telefoną numerį. Gerai, palauk, dabar, seriojus dalykas. Taip, 5. 1, 2, 4. Intriga, kiek dabar bus? 5. 5 eurų, lygiai. Eik, savo. Tu turėjom atskirą. Vien patys. Kambarį. Pradėjom nuo nulios. Gali pasakyti, yra kebaba. Ne. Paskambins per tą mobiliaką. Žiūrėjau, mertinti ir 5 žmonės įvystyl žiūrėjau. Man ruską pasikeitė picskepį, nes aš
Įsivaizduoju, biški, ką kita bus. Man tik nejaukiai čia būtų. Pats nejaukiais dalyks istorija. Čia kažkaip šarvojams. Muzikas kažkas biškai. Kodėl negali eiti? Čia reikės susimokėti atskirą. Atštuliks vadinamas. Jo, reikia primišką. Tai visi atsiliepimą dabar skaitau, kad dėl senos teatros viskas blogai. Paskaitė atsiliepim, sako, keitam seną teatrą. Jauniausias teatras. 19.07. Beveik 0.8, dabar jau 13. 5 minutės, ne? Tai dar 40 eurų iškalė laukti. O čia ir tualetas, atsiprašau. Prašau, gumytį tik man palikėt. Ai, gumyt. Aha. O kur? Uh, Čia. Rasiu, gerai, ačiū. Greitis. 10 minučių. Viskas ok. Išėjom iš kebabinstės, galvojom, kad laukia biškiaukio bus. Čia ir kebabs. Man kas įdomi mies, nežinau, įdomi. Na, aš šiaip turiu vieną dalyką. Dar kebab, tada įjungi kažkon mikrobangę, pip, 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 Aha. bip, įbautin. Girdėjai? Mies bus. Kažkom padarė tau Aha. ir viskas tada. Tai kas čia galėjo būti pašildyt, arba bolvis, arba mies. Padažas atskira, česnakinis, padažas. pikaniškas. Turim padaryti, biškį pakaštavoti. Standartiškas kebabinis. Telšius laiku, prikoldūn būdam. Vegetas biškį pridėt. Daug prieskonių. Biškį atvės mies, bet vaikščiam čia. Oi, labai šalta. Agla. Saluotų yra, šviežis. Miestoj, kur aš nebūtinai noriu valgyti ten. Mėžinu šunim daudavo tai. Nu, okei, aš susidariau savo jau vertinimus. Šlikštynku. Nėra. Dar vienas dalykas, plauka. Plauko nėra. Lašinių. Aš dar kartą parodau, jūs manęs nenervokėt. Pasakykit, kaip jums ta vištien. Tokį biškį gavom šviežų pliūpsnį. Ne šviežų pliūpsnį. Tai pradėkime nuo to, kad pagrindinis dalykas buvo pikta teta, sena teta. Anos nebuvo. O ir jauniausias, gražiausias mergina. Dėl tualetų paėžiau. Aš nuėjau, sakau, gali tualet. Sako, žinoma, ponas, vis gerai. Net padavė raktą, paėmė su servetėlį raktą, padavė tam, kad neišsitepti su bakterijom rankų. Tai čia buvo liuksas. Prakalnuoja dvorų nesaikė. Niek panašus. Aš dar net paklausiau, ar niek tokie, jeigu draugas pasiliks, jeigu jis niek neperka. Jo. Sak, čia dabar, to išdivalgs mėgst. Čia mitas sugrauts. Aišku, nebuvau tetas, bet gal dėl to ir nebuvau tetas. Nes atsižvelgia atsiliepimus ir sak, nepyk tetas, bet eis lauk, nebedirbs čia. Sukeba, būkėm bėdini, bet teisingai liūdna situacija. Buvau bulvytis mikrobangę pašildytis. Nes anas šeltas jo, o mėsa atvies. Ir bulvytės tiesiog taip, tą šaldyt įdėjai mikrobangį, pašildyt, ir tad tiesiog paimti pos kilogramų vegetus, uždaužį ir sak, gera bus. Nes, toks su Roma, tai neturėtų būti. Bet aš valgyčiau kebabą, to nėra, kad čia dabar, oi, nebevalgęs. Jeigu neturėtum ko valgyti, tai valgytum, bet jeigu pamatytum, kad bet kokio kito užeigo gali geriau gauti. Pasikeiti tetą, tai čia yra didelis plius, super tualets. Koks tualets? Įvertink tualet. Fantastiškas. Švarus nemokams. Aplinka, jeigu ne tą mirtinti tylą ir įsijung švėjus aiktinas atsiesk, gražiai aišku pasakyti, tai bendras įvertinimas. Aš vertinu aplinką labiau, aš toks... Ne, sakyk, ant galvoj, nuoširdžiai, iš savo širdės. Aplinka, liuks padavėjai, liuks, super liuks, wow. Nejauku, bet aš dėl to nemažins, nežinau, čia tiem vakam jaunimo, kur buvo, anim buvo fainė, atrodo. Anim taip patinka hengint tylę žiaurę. Jo, bet anim nevalg ten, tak būn. Pykėt, nepykėt, bet duodu 4. Realistiškai žiūriu ir man reikia man tvarkyti ten situaciją, nes jeigu čia 4 toks vietomis, čia ir liūdna. Ir aš vertinu solidžių 3 ten veitų. Jaučiu su to tiesiog, kad leidi tualetą įeiti. Man tas buvo, nes labai norėjau į tualetą, tai dėl to vertinu 3. Vis kits buvo, 3. Bet čia gražiai gaunas. Ką gražiai, negražiai. Bendras vidurkis 3,5. Ir 1 balų geriau negu vertinti Google reviewsus. Tai didžiausias pliusas, kad pakeitė tetą ir čia gaunat, va. Už tetą pakeitėm plus 1 balą. Wow. Ko nepakilti apetitą tas kebabas. Tetas nebuvo, maistas vis dar nekokybiškas, leido į tualetą, nesakė, prahanoj dvor, patiko. Tai gerai, tokiam nuotaikom keliaujam į kietą kebabėnį. Jo. Į dabą įsėsnį, dar žemesnį balą vertinti. Galite įsivaizduoti, kad bus dar žemesnį balą. Neišjungėt, einam.
Alio? Kauno 20 ir vis dar nėra atidaryta. Mes jau 20 minučių laukiam ir galvojam, kad neprilauksim. Čia už mūsų turėtų būti azerbaidžianiečių ugnies kepsninė, kuri turi 2,1 įvertinimą, labai daug nusiskundimų. Tai mano jau pirmas nusiskundimus būtų, kad jūs nedirbat. Tai pavyzdžiui, Romas Žiekas sako, tragiškas, be jokio skonio maistas, mažos porcijos, harčios sriuba, ryžių marmalas. Mistika, kaip jie dar nebankrutavo. Mistika, kaip jie nebankrutavo, man atrodo, ta mistika išsipildė Romo. Blemba, Romoje nebus prikalbėjęs kažko. Tada KK sako, užsisakius per Volt jautienos kebabą, gavau keletas gabaliukų kepenų, grikių ir salotos dėžutį. Ne tik, kad apgavo, bet tas maistas, kurį gavau, buvo kaip iš gulago. Paprasti virti grikiai be jokių prieskonių, kepenys, taip pat be jokio skonio, sausos jausmas lyg valgyčiau odinį batą. Viena žvaigždyti. Kad tur klausim tau, iš kur žinai, koks jausmas yra valgyti odinį batą? Ir koks maistas gulagi yra irgi įdomi. Man keista, kad kebabiniai, kepenys, grikiai, kur mes čia atvažiavom? Vėl jūs einat valgyti čia iš vis. Čia yra 3 dalykai nesuderinami, tiesiog jūs valgot kepenys. Povilas Valiūnas sako, na ir sugalvok tu plovą patiekti su skrudinamu batonu. Ir dar nepaskrudintų. Viena žvaigždutė. Aš daugiai vėl turiu klausimų. Ir klausim por Povilo. Iš kur tu žinai, kad skrudinamas batonas buvo, jeigu jis buvo nepaskrudintas? Aš biškai nesprantu dabar, Povila. Iš tavo komentarų, tai gava skrudinta, negava skrudinta. Nu ir žodžiu, dar daugybė labai blogų įvertinimų yra, kurie, nuteikia, kad aš būčiau laimingas, jeigu šiandien paragaučiau tą maistą. Atsiprašau? O kur čia azerbaidžianų kepsninė? Azerbaidžianiečių? Jo. Buvo va čia anksčiau, bet jau dabar kurį laiką yra uždaryti. Jau kapučniks, tai jau čia dėl blogų įvertinimų. Dėl to atvažiavot? Jo, mes norim pavalgyti, neskaniai. Norėjom kuo blogiau Gal pavalgyti. geriau nevalgykit. Tai blogai? Nu, taip, žmonės sakė, tai ką aš. Ir viskas jau daugiau neapdirbu. Nežinau, žinokit, jeigu rimtai, aš čia dirbu beveik kasdien, tik tai antradieniais išeiginė. A. Bet aš jau jų nematau gal mėnesį laiko. Dingo kaip į vandenį ir nieko negaliu pasakyti apie jūs. Mes turim nuojauti, kodėl dingo. Oi, tu kodėl jie taip užraso? Aha! Kokiam langam? Pažiūrėk. Hello! You working? Einam, ten viduje pasidėsim. Man atrodo, kad čia net lietuviškai nelabai galėtų susikalbėti. Azerbaidžianiečių kepsninė working? No working, no stopping, 1 week open. А когда ты работает? Следующей неделе. А я хочешь покушать? Я понял, да, закрытый, в данный момент не работает. А ты знаешь Саша Сонг? Ну и тогда пока. Tai biški saiškinam, kada atsidarys. Kiek savaitę, žinokit, bus vaučiai. Arba apgavo. Mūsų jau nebebus, kad savaitę jau nematys manis. Aš vis susinervinau, aš jas pats vien žvaigždutį uždėsiu. Turim vis dar uždaryti. Realiai kapčiu. Prieš savaitę palikom ton, tarpą, pakelt. Nieks nepasikeitė. Nieks net nebuvo ateis, nieks įvedų. Saik savininkai keitės, tai mūsų apsaugojo nuo užsikrėtimų, apsivėmimų, tai gauni 1,5 nuo manęs. Aš vien atverti, nes susigadinau nuotaiką, valgyti norėjau, dabar dar žiauriai ilgą nevalgys. Nedirba. Ačiū. Tai atvykom į Alytų ir čia yra wow kebabai. Mums labai įdomu sužinoti, kas čia yra toks wow. Nes kol kas wow ir įvertinims. 2. Tai gal einam prie reikalų, paskaitom, ką čia žmonės tiek vertina. Kęstutis Višniauskas sako. Kęstutis Višniauskas? Jo. Tas kur dainon, jei žinai, ko tu nori. Jo. Blogiausias valgytas kebabas. Kaina 8,20 €. Permirkęs riebalais, mėsos mažai, neskanu. Moteris dirba be pirštinių. Pasisveikina žodžiu, pagaminus šaukia, alio, ateik. Baisu, viena žvaigždutė. Ko nori? Ateik čia! Ateik! Tai ne, bišk mandagiau reikia. Pažiūrėsim, ar mandagums yra ar nėra. Redas sako. Pati prasčiausia kebabinė. Niekam nerekomenduočiau. Kebabai kaip kiaulių jovalas. Užsisakius didelį kebabą, gauni su maks 2 gabalėliais mėsos. Tik suvalgęs iš ten kebabą apsinuodinau skrandį. Nerekomenduoju. Vieną žvaigždutį. Kiaulių jovalas yra. Nesuragais, įdomu būt paragauti. Irgi įdomu, kodėl žino. Čia daug klaustukų vėl. Aš nežinau, aš noriu pats įsitikinti, nes tikėt, ką dabar sako Redas. Ką reikės įsitikinti mums, tai pirkti reiškia didelį kebabą, nes išsiaiškinti, ar 2 mėsos gabaliukai yra ar daugiau. Skaičiuosim? Jolita Urbaitė sako, kaip kiauliams pristatyta kartono dėžėje actas jaučiasi visam kebabe. Nerekomenduoju, maistas šaltas pristatytas. 5 žvaigždutės. Pala. Kažkaip čia gaunas dabar.
Aš nežinau, jai patiko labai visą tą informaciją. Čia ir taip yra vidurkis 2. Jo. 2 įvertinimus yra. Su tuo iškėlė virš. Jeigu dar tas būtų, čia labai prasta būtų. Rytis Andrijonas. Pirkau didelį kebabą lėkštėje. Atsidarius pakuotį pamačiau, kad padažo indelis tiesiog įdėtas ant maisto. Labai nehigieniška. Paragavus česnakinio padažą supratau, kad jis prarūgęs. Nėra česnako skonio, tik rūgštumas. Ok, tai padažas ir surūgis. Man higienos dalykas labai aktualus yra. Aš tada pasimsiu gal lėkštėj kebabą ir pažiūrėsiu, ar tikrai deda tą padažą ant to... Bet palauk. Indelį. Indelį, nes padažą ant kebabą. Okay. Manau, kad normalu. Princas Veget. Prasčiausia kebabinė Europoje. Pys. Viena žvaigždutė. Aš pasitikinu, nes jis yra visos Europos kebabinės valgys. Jis jau 100% žino, kurį prasčiausiai. Babas Buba sako. Tu neįspėjo mane. Tai aš dėl tai... Atsidavė mum perskaityti. Toik negražu. Perskaityk, taigi žmogus atsilikam parašė. Suka, į kebabą, atsiprašau. Suka, į kebabą pitoje vapšė mažą porciją už inksto kainą ir dar plaukė padažė, eikit į karališkus. Viena žvaigždutė. Eik, tu savo datuk nesmats komentarą. Paulina Tamulionytė sako standartiškai, buvo rasti 2 plaukai ir tada pridėta nuotrauka tų 2 plaukų. Ir plauką? Jo, viskas gražiai parodyt. Čia va. Oi, nu jo, negražiai. Tai viskas, ne? Viskas, nu čia aš manau pakankamai ir Šiaip per daug yra. Plaukų, ne? Higiena. Kiek mėsos įdeda. Kiek mėsos kaina, ar tikrai tokia brangi. Mūsų tikslas yra kaip 5. Kol mes einam valgyti, būkit geri, paspauskit subscribe. Gerai? Mes tą 100 000 bandom surinkti, nežinau, girdėjot praeitą video. Aš dabar, pavyzdžiui, man šoks buvo. Aš pamačiau, kad praeitą video pažiūrėjau 60% neprenumeruojančių žmonių. Nu, čia viršuinė. Tai jeigu bent 1% paspausti iš tų 60%, jau mes, wow, jau dangui esam. Tu savo taip, susnerino einam pavalgyti. Vis sukimbam į darbus, einam pasubscribinam, einam valgyti. Sveiki. Sveiki. Norėtumėm kebabų. Aš vieną lėkštėj, tu vieną didelį. Gerai, ką pasakysi? Prašau. Malonu šypseną matyti. Smagiau negu... Niekas nevyksta, jau čia aš niek nematau. Čia tikriausiai. Čia gali 100 eurų man įrašyti, aš niek nematau. Kiek laiko truks maždaug? 10 minučių biškai gal daugiau. Ok. Kaip sekas jums? Gerai? O jums? Normaliai, judam, krutam, pasidarom, darom. Tai mes girdėsim, kaip kviečiat, jeigu čia būsim. Jo, gerai. O ten galim mes valgyti, čia jų... Galit, kur nori. Kažkaip visai gali valgyti, tik tai, jeigu išsišloju čia viską. Kokia situacija dabar? Įvyko, kas baisiausiai galėjo įvykti mums. Mes sakėm, jeigu kažkas iš jaunų žmonių dirbs, jis sakys, nu ką jūs valgysit mūsų skaniuosius kebabiukus. Ir mes tokie, jo, fainė, bet žinok, atvarėm ne iš gerą gyvenim. Niekad nebūdavo, kad atpažįstų mums, nes vis laik būdavo vyresni žmonės ir toks gerai, nes Anija nežin, ką mes čia atvarėm pafilmuoti, mes vis laik slaptą filmuojam iš šakinių arba su slapt kamerą. Vyresni žmonės net nežin, kad tas video egzistuoja. O dabar jau mergaitė gali žinoti ir... Nu bet vis tiek, ir kaip yra, atvažiavom dėl kebabo, prastų kebabo pagal Google vartotojus. Tai nuoširdį nuomonė bus kaip ir visad. Kaip ir praeitą video, taip ir šį bus nuoširdį nuomonė. Man pažiūrėjau keistas experience būti, kaip žmogus ateina, ne, užsisakiniai ir sako, gal tai nufotografuoti. Ir paėm tai nufotkinį veidą, toks, nu nežinau, kur dabar, čia toks, čia visim taip ir. Nu tai va, sak, 10 minučių laukt, sėdam, laukam, labai svarbiai išsiaiškinti, ką pakvies. Va, dėl to nuėjom toliau, kad išsiaiškinti, ar bus, alio, ateik. Ateik, filmuosim, ateik. Ir mais tikra, inkst kains ir. Parašykit, po kiek vaikštai inkstai, nes man atrodo, kad inkstas šiaip ir žiauria brangus. Aš šiaip esu girdėjęs, kad... 8 eurus negaujais, niką. Aš esu girdėjęs, kad vaikščiodavau po 10 000, bet nežinau, ar euro litų. Kur girdėjau šiaip? Nu, bišdomėjos, išgerą gyvenimą. Nu, einam ir sakė, ateikit kebabų. Labai graži, net graži mergaitė. Prašau. Oi, super. Ačiū labai, geros jums dienos. Geros dienos. Iki. Skanios kavelės. Gražios dienelės. Bendravims, švelnoms, grožis, viskas vienam. Šakutė dar? Oi, super. Ačiū labai. Ačiū. Didžiulis gražus kebabas. Įpakavėms 10 balų. Oi, va šitai grožis. Mėsos, matau. Ir. Svagūnų. Ir. Daug. Ai. Ne prie ko prikreipti, apart svagūnų, bet čia jau nepasakiau. Kaip norėčiau geros skanios, oi. Kiek kainuoja? Nedaug. Nu kiek, pažiūrėjau. Eik, nupirk 9.
Bet aš mačiau, kad užrašyt kitaip ir. Palauk dabar išsak. O kortelę gali pasiūsti? Laisvai. A jums viena geros ar dvi? Dvi. Gerai. Konsakai? Dvi. Geršūds. Čia gerš, pagerimus. Čia telšius, tai sakom. Tarp jaunimų čia. Nu čia biš ne pagal mano įglangelis. Aš turint pasilėpti to. Zapaiskis. Gerai, ačiū. Gerai, ačiū jums. Ačiū. Ačiū, iki. Nu, nesitikėjau, kad kažkokį būdų girda įeis į vertinimą. Bet gira kaip gira, skani, šalt, kebabs. Su svogūnas. Aš esu protestą daręs prieš svogūnus. Bet valgau, skaniausia. Neįvėjant lauk. Bet atrodo tai marmal, žinok, vidau. Nu, tep atrodo. Tiesos akimirka, aš turiu 2 dalykus išsiaiškinti. Pirma, abus padažus padėt ant kebabo ir ar yra 2 mėsos gabaliukai vidui. Nu, Sau bijau. 3, 2, 1. Ai, ne ant kebab. Nu, ant kebabo, jeigu čia tiek. Po kebabo. Olio. Po kebab vis gera, ant kebab ne. Vis tiek nedėkit. Nu, atskira padaug. Ne, bet šiaip, Kaip man išsitraukti man dabar reikia? Bet, nu, mėsos 2 gabaliukus dabar sakyti. Ta prasme, 4 žmonės gali išmaitinti tą porciją. Aprarūgs dabar. Klaps neprarūgus. Ai, da papač buvo. 3 kg. Ne ta žodis. Nu, brama. Nebloga. Kas yra, kad neklaus kokiek miestai. Kokiek davė, to davė. Man nuteik daug blogiau iš tikrųjų. Man čia viskas yra okei. Turiu savo pastebėjim, kad nors išreikščiu, bet viskas okei mani. Nu, tai saik, tos vertintos, tai ir keulių jovalas. O čia ir keulių jovalas. Čia ir kebabs, kapitoro atrodo kebabs. Nežinau, nu įvertinkit. Parašykit komentaras, gal mes kažko nesuprantam, kaip tas keulių jovalas turi atrodyti. Nu, skani, nežinau, patiko. Man irgi gerai buvo, pavalgėm. Dabar susidūrėm su vien dalyku, kur gali būti, kad biškį geriau gavom, negu žmonės gavom. Nežinau, tą ką rašinu absoliučiai nėra tiesa ir toli nuo teisybės. 2 mėsos gabaliukai, come on, matėt kiek mėsos gabaliukų? Ta prasme, neadekvat buvo, bet vat sakau, nežinau, čia dėl to, ne dėl to, kad atpažino. Ai, neįsivaizink, gerai. Manau, kad čia visi apgavom. Eilinį kartą bendravimas buvo aukščiausias lygį. Kiek įvertinom kavinių jau per vis laik, visur kažkas parašydavo, kad blogas yra aptarnavimas. Beveik, realiai visus buvo. Ir nikados net mažiausias dalyk nesam susidūręs to aptarnavimu. Gali būti, kai iš jūsų ir bendravimas prastas, tą gaunat atgal. Nu, arba tie pasisek, čia irgi nežinais. Plaukų nebuvo. Jovals, Deivis sakė, kad gal biški yra. Jo, bet lava iš tik ta kebab, tai nebuvo, nieko vis buvo gražiai suskirstyti. Jo, aš nesumatęs to joval, kaip turėtų būti. Atrodo, kebabs taip atrodo. Pas manis daug padažų buvo, wow. Tik nesugais padažų per visą. Gal neatsakytum, ką marmalas buvo. Padažas nebuvo sugėdis, kebabs geras, skanus didelis. Kaina? Didelį. Didelį kainą. Nu, neslėpkim to, nepabijokim to žodį. Didelį. Deivis gerą pastebėjai, neklaus kokmės. Galbūt čia nėra kitokį pasirinkėm, gal, nu, vištienai viskas. Man balas ir 4,1. Jo, čia labai geras. Wow! Jo. Deivida. Už ko numetu balsą? Už tai, kad ir vienas komentaras tą nemelau, kad padažą, indėlis ir įdedams į vidų kebabą. Ir tas atrodo nehigieniška, nes aš nežinau, kur tas indėlis tikrai nebuvau prieš tai grina, nudezinfekuotas labai. Nu, bet tai, žymėtos padėts kažkur ar vidau. Nu, bet tai švarus atkeliavom indėlę. Na, aš manau, tiesiog, nesunkiau padėk iš šon ton indėlį. Arba užpilk iš kart, arba padėk iš šon. Bet čia mano asmeninom. Gal visur taip yra, aš nežinau, aš nelabai daug valgys tų, su kur atskira padažą duodu. Tada, ką mėsos nepasakė, į kur pasirinkti. Aha. Nu, į kanie gal kur atsisėsti irgi toks, nu, nėra. Čia ir dabar turgau mes sėdėjom. Ne, nu, bet kebabėjinis kioską tepi ir laikos. Nu gerai, bet buvom kebabinių, kur gali atsisėsti, dabar tada, į pranašesnį reikia. Aha. Mankas nustebin, kad sauguns gali būti ir skanus kebabi. Bet tai nėra, kad tu čia ton jau meluoji, biški. Ne. Tikra, nuoširdžiai. Tikra. Kondas, vagun toks, jos, baby. Nu, žiūrėk, jeigu nebūtų, aš būčiau dar laimingesnis. Nu, bet, jeigu ir sauguns, aš natūraliai patraukau, išėmų, nevalgau. Dabar aš galėjau valgyti. Bet čia gal dėl to, kad žiaurė daug padažų buvo ir užguoji ten svogūnų. Gali būti, bet jeigu taip padarys skaniai, tai man tink. Nenorėtum ką paklaust, tai norėt svogūną, nenorėt. Vat būtent, kad niekur nėra klausimų. Bet niekur nėra idėja, nu jau čia. Radau, prie ko prisiknėsti. Nu, eik, tu. Jeigu būtų parašyta, kas įeina į kebabą, aš matyčiau
svogūnai, aš būčiau pasakęs. Aš kadangi nežinau, kas svogūnai įeina, tai nepasakiau. Bet ar būn kažkur įrašyti? Ne. Ne, nu tai viskas, aš neturiu prie ko prisiknėsti. Prisiminiau, dėl ko. Numetu iki 4. Man 4 davo lygiai ir kainų, tikrai ir dėdėl kainų. Jau už tuo kainų jau atrodo kažko turi gauti ypatingai, jau įdomesnį, jau fet sūrį turėtų pabarstyti kažkokį, jau tokį kažko, o ne to standartinis 4. Nu, rauginta agurkėlė buvo toks įdomesnis čia. Tai pakelbiški. 4 paliks. Ne, už agurkėlį 4 vienas. Gerą, 4 vienas. Gerą. Skonį vertinu, bendravimą. Prisimingiam bendravimas koks, šypsena, grožis. Tai sudėjus aplinką gerą, atėmus citus, altus, kvotus, 4,5. Oho, maistas liuks, higiena neliuks, kaina biški didelė, todėl 4,3. Nu, tu žinok, nik nebelaukam, važiuojam kitur, mes dar čia turim reikalų, eik savo. Davin kebab. Davin kebab. Kas gerai ir, kad 2 valandas keli, maistas įsivaikščios, da šiaip pirmas kebabas neįsivaikščiai, reikia man kažkur padėti. Bet jau kaip išsivaikščios vien, met 3 kebabai, 4 kebabai. Tai bus sval, vertinsiam, žinau, kon vertinsiam po to. Atvykom į Kauną, į Todžią kebabinę Varnių gatvėje. Būtent Varnių gatvėje, nes tik čia yra pats žemiausias vertinimas visoje Lietuvoje. Ta prasme, 2 įvertinams ir. Tai kai važiavom maistą tikrinti, buvo blogiausias restoranas, ten 3,1 gal kažkas tokio toks, kur jau labai blogai ir galvom, nu neįmanom, kad būtų blogiau. Pasirodo gali. Ne tas žodis. Tai nori paskaityti komentarus, ką žmonės kalba. Noriu sužinoti, ką reikia patikrinti. Jo, tai Karolis Plėta sako, darbuotoja buvo itin nemandagi, raukėsi bei dūsavo. Davus 10 eurų, laukiant 4,50 € gražos, darbuotoja pasipiktino ir, neturint smulkių, numetė gražą ant stalo. Oho! 1 žvaigždutė. Tai tu įsivaizduok, kaip atrodo. Tai gal neturint tos peleninis tiesiog. Kur dėti, jeigu nėra kur kitur. Elena Kiviliūtė. Skonis, viskas gerai, bet blemba. Nu ar prieš pjaustant daržovės, ar plaunant mėsą, nebarstykit plaukų, nes atkandus kebabą ištraukiau juodą ilgą plauką iš burnos. Čia nieko toliau prasidarus kebabą, panagrinėjęs dar radau kelis. Nemaloni patirtis. 1 žvaigždutė. Slenka plaukai kažkam. Ne, sakė Elena, kad nebarstykit, neprašiau aš dabar prieskontikių. Nes čia grinai ir pabarstim specialus toks. Todžiai pagarsėjus, man rodos, pirmą kebabinį, kad pradėjai su traškučiais daryti kebabus. Jami, ar Todžiai? Arba jami, arba Todžiai. Parašykit komentaras, kaip jūs galvojat. Tai čia gali būti, kai ir dar naujesnis. Sak gera, jeigu jami daro dabar traškučius, ne? Plauka, kaip jums toks? Karolina sako, blogiausi atsiliepimai apie Varnių gatvės Todžią. Niekada neatsiliepia, o atėjus į kebabinę pardavėja net nekreipia dėmesio į skambinamą telefoną. Nors darbo neturi, nerekomenduoju. 1 žvaigždutė. Gerai, mes esam 2, mes esam nusimatę, kad vienas eis į vidų, tikrint, ar skamba telefonas, o kitas skambins tuo metu ir žiūrėsim, ar yra, ar nėra. Ir pamatysim, Karolina. Ar teisybė sakai? Ugnė Kubiliūtė sako, susitvarkykit personalą, boba dirba, rėkia, klientus ignoruoja, pastoviai susiraukus, stovi tiesiai prieš ją, pusvalandį lauki, kol jį pirmin atgal, vaikšto smulkmenas valo, dėmesio jokio, siaubas. 1 žvaigždutė. Tai mūsų tikslas įsiaiškinti, per kiek laiko nuo atėjimo jau sako, sveiki, ko norėsit, mielas džentelmenė. Todžiai esu girdėjęs nuo senų laikų, kai yra Kaune skaniausia kebabinė arba populiariausia, nežinau, tai va čia bus pirmas mano pabandymas ir nuoširdus vertinimas, ar yra skanu ar ne. Radau atsiliepimų blogų, kurie buvo parašyti prieš 5 metus. Erika parašė. Kažkada kebabai buvo numeris 1 Kaune, dabar nebeskanus, daug kopūstų, sudeginti, neįmanoma valgyti, nerekomenduoju niekam aplenkit šią vietą. 1 žvaigždutė. Ir tada gauna atsakymą Erika prieš 5 metus. O ir dar atsakym kažkur daugiau? Ne, čia vienintelė atsakymą. Vienintelė atsakymą. Todžia, savininkas, atsakė. Nepatinka, nevalgyk. Ačiū. Oho. Nu gerai, pasakyk, iš tikrųjų, jeigu to nepatinka, tai neik, nevalgyk. Bet tai gerai, jeigu dabar aš pirmą kartą einu, dabar aš, pavyzdžiui, šiandien pirmą kartą paragausiu, tai aš nežinau, nepatinka. Tai aš įvertinu ir tada aš, jeigu nepatiks, aš nevalgysiu. Nu tai vis, gerai pasakyk. Tai gerai. Gerai, einam, aš jums paskambins, tu iki vidų. Ai jo, gerai sakai. Daug darbų turim čia. Ir šiaip valgyti džiauriai norim. Neužpykit, padėkit senam Slobodzenskui. Ant alaus, ant pakmielo. Gal pavalgyt geriau? Ne. Ne? Valgyt visko yra, nes mano antra pusė su manim neliteratūriškai kalba. Nu pavalgyt mes galim nupirkti, bet ant alaus. Nu keista? Ant pagirių. Atsiprašau. Niek taip, vis gerai. Laikykis. O, b***č. P***a ir veidrodėlį ir Antanui. Gerai, jau kaip matot, Nedas įėjo į vidų, tai skambinam pažiūrėti, ar atsilieps ar ne.
Labą dienelę. Norėjau pasiteirauti, ar dirbat šiandien? Taip, dirbam. Dirbat, supratau. Ar daug žmonių yra, jeigu atvyksiu už valandos kokios? Viskas gerai? Ne, daug žinau, kad šiuo metu. Supratau, tada ačiū labai jums už pagalbą. Prašom, iki. Geras dienas. Gražiausiai atsiliepė, maloniai bendravo. Negaliu patikėti, kol kas man jau vyr susidarys įspūdis labai geras. O kiek reikėtų laukti Todžios kebabo? Maždaug. Dabar iš kalberių. A, iš karto. Tai greit. Gerai, tai toj. Pasiims piniginę. Tada aš parūkysiu greit. Ai, gerai. Gerai. Tai sutikom vertintojų. Koks tavo vardas? Austėja. Austėja. Sakė, Austėja ir valgys čia ne vieną kartą, ne? Jo, gal kokius 3 kartus. Ir kaip vertini? 8 iš 10. 8 iš 10. O dabar žmonės Google sako, kad 2 iš 10 yra. Gal jie tiesiog paprastą kebabą paragavo, šiaip yra daugiau taipų. Koks geriausias kebabas tau? Ką rekomenduotum? Yra ten su tokia vištiena kebabas tikriausiai, jeigu jo neišėmė, bet jo, ten skaniausias yra. Bent jau man. Ačiū tau, Austėja, už pagalbą. Padėjai išsirinkti. Varom, ragauti. Gerai, sėkmės. Ačiū. Labą dieną. Noriu pasižiūrėti, ko Jo, bet dabar skaičiuojas laiką, žinau. Nuimkėt laiką. Gerai. Laikas. Sakė, su vištienu pas jūs skaniausi kebabai. Nežinau tikrai. Nežinot? Nevalgot kebabo, dirbat, bet nevalgot? Ne, visiškai. Po paraliais. Tai gal mum nevalgyti tada? Ne, tai valgo žmonės, aš nevalgau, aš valgau savo naminį maistą. Nu va čia irgi naminis realiai jūs. Jūs gaminat? Ne, man nebetinka jau toks maistas. Nu tai mes gal sustiksiais tada, mažą. Man be stiksų. Ir sakykite, koks padažas. Pikantiškas. Pikantiškas. Čia bendrai mokėsim, Aha. taip toliau. O man be stiksų irgi mažas su vištienu. Taip, mažas taudžiais, mažas paprastas ir aišku įsinešimai, taip? Jo. Jo. Jūs 8,70. Kortelę galima? Taip, O tai aš grinai sumokėsiu. Turi grinai? Jo. Ai, tada geriau. Nu klausykit, kaip gražu. O kiek laiko maždaug? padaryti. Tuoj. 8 minutės. 8 minutės gerai. 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 Ačiū. Ačiū. Nu ką, žinok. Palaukt biškį reikėjo, ne? Jo, suskaičiavot kiek minučių? Nevaikščiai iš kamp į kamp. Ten, mum mėsą realiai. Jo, buvo darbas, ta prasme, čia normalu. Į pitelnį ton, vadinamoji, gražiai padėt, nemėt. Buvau spaudėms, nes aš toks buvau dar nesupratau, kaip čia bus iš pradžių, nes toks įėjus, kaip ir gal nebus maloniai, bet viskas okei, pakalbėjom fainai. Keista, kad nevalgo? Geras dealeris savo šūdų nevalgo, šitie pasakyti. Na tai, užrašykit ant ką padėjęs ten. Geras dealeris savo šūdų nevalgo. Šitie? Taip. Ir čia su traškučiais, ar ne? Jo. Taip. Gerai, ačiū jums labai. Prašom, be O, servetėlių, ačiū. Pagrindinis dalykas. Yra pabarstukų, plaukiukų. Pas tais turėtų būti. Rodyk. Kol kas nematau. Kol kas taip lengvai nepamatys, reikia prakasti. Aš man rodos mačiau žmonių, kad yra aišku, kad porcijais vaikiškus kažką tokį. Ne, čia mažas. Čia yra. Nesakys kokios šalis, bet čia geras yra. Pasakykit, matot plauko, ne? Aš tik neatsimenu, ar aš man sklausiu kokį padažą. Man sklausiu, tikrai? Taip, man tom patį jau čia dėjai kaip tau. O. Kas? Nieko. O čia yra auginta gurka? Ar ne? Ne? Net norėjau. Nežinau. Pirmų kebabų, kai atsirado, tokius valgydavom kažką. Ačiū jums. Prašau. Viso gero. Maišuką imkite. Ai, išmesimgi. Išmesim, viskas gerai. Tai meskite čia. O, ačiū pasišiukšlin. O, geras. Ačiū. Tai aš vis tiek susimokėti už maišuką, gal prireikia. Oi, tada jo. Gerai sakot. Gerai. Ačiū jums labai. Geras dienos. Viso. Na, jeigu čia mes vadinam blogą aptarnavimą, čia, kas buvo? Na, tai povėlą, kas ten buvo. Negražė saka tiesiog. Maž kebabs čia, ne? Čia yra wow. Čia yra už 4 eurus privalgai visą dieną. Tai tau su čipsais kainavo 4 p mane,
Jo, 4,50, o tavo 4,20. 4,20. Atsiprašau, daugiau nedarysite. Realiai 9 eurus išleidom, 2 pavalgėm. Plaukų neradom arba prarijom, nepajutom, bet neradom pabarstukų. Padavėjai. 10 balų. Nu, fantastišku. Tiek rūpinos mums. Servetėlį. Imkė tu į krūvų. Realiai gamta nesvarbu jau. Tada dar vienas iš pagrindinių komentarų buvo, kad neatsiliepia, žiauriai nenori. Viską. Įsitikinom, parodėm, jūs patys savo akį matėt. Pats kebabas, aš dar nespratau kokį mėsą, nes atrodo, jį maltą kažkokį, tai nežinau, ar vištien gavau. Bet šiaip toks santykis, man atrodo, visai normalus buvo. Man padaž nepaklaus, bet gal dėl to, kad tu pasakėjai, galvoji, kad abu. Nu, važiuok. Aš nežinau, toks valgio kebabą toks, nu jo, čia kebabs, man viskas tinka. Turi vertinim savo. Jo, duodu 4,5. Paklaus, kodėl ne 5? Kodėl ne 5? Nes agurks toks grąžinėlės, nežinau, keista, nesmaitska grąžinėlės tokies, nu kaip į sriobą. Žodžiu, nepatarkots agurks buvo, tai buvo keista, bet skanu. Nu koks sriobą? Nežinau. Koks sriobą, toks agurks duodu išvėžęs. Aš duodu 4,3, bet čia aukštas ir aš aukštą vertinimą. Kas nepatiko? Man ko norėtos aplinkos dar biški. Vidui ten valgyti man nejauku ir mažai vietos ir toks, nežinau, tai biški tas balą pakrent. Šiaip, žinai, 4,5 aš duodu. Grina dėl vietų pus balų numuš. Jaučiu, kitų tuodžių nuvaris būtų gal lokacijai fainis. Jo, lokacijai. Nes nu čia turgo, dabar Gariūnus, jeigu būtų. Irgi būtų blogai jau. Bet čia Viljampolis, turgus. Viens geriausias Lietuva. Gerai, tai bendras vertinimas 4,5. Maistas patiko, aptarnavimas gerai, skambučiai liuks. Lokacijai galėtų geriau. Varnių gatvė liuks. Nu tai viskas, manau, jau šiandien užteks. Patikrinom, kiek galėjom, įvertinom visus. O jūs parašykit savo nemaloniausią kebabinę, neskaniausią kebabinę. Arba kur matėt patį prašiausią vertinimą. Gal mes nepamatėm, gal dar žemesnis yra. Labai keista būtų, kad jeigu būtų toks žemesnis. Ir šiaip parašykit, ką mums dar reikėtų įvertinti. Jau įvertinom maistą, įvertinom kebabus, gal dar kažkokių yra vietų, ką galėtumėm, nebūtinai su maistu susijus. Nes kebabą nemaist, ir žinokit. Viską įvertinsim. Mes dabar esam, kas mes esame vertintojai. Jo, taip mums vadina žmonės. Palaikinkit, pahypinkit, pasubscribinkit ir čia buvo Nešvankiai. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki.